Sveiki, šiandien parodysiu šiokį tokį projektuką. Tai yra stiprintuvas 2x100 W ant 8 ohmų. Šis stiprintuvas surinktas panaudojant seno muzikinio centro dalis, kuris net nebuvo jau tinkamas naudoti. Buvo pavargęs kaip reikiant, bet kas buvo įdomu, kad jame radau seną originalią STK 4231. Aišku, čia vėliau, kai atidarysiu, ją parodysiu, bet visa buvo idėja išbandyti, kaip groja originaliai japoniška STK. Tai va toks vidus, nieko realiai čia įmantraus nėra, jis gan tuštokai atrodo visur čia, kadangi pagrinde didelė dėžė, dėl to, jis standartinio, aišku, pločio ten 43-2 kažkas tokių centimetrų, bet čia yra dalykas, kad reikėjo sutalpinti didžiulį transformatorių, kuris labai aukštas. Ir aš net sutalpinau su jo originalia plokšte, ant kurios originalus saugiklis, ten visa kita. Yra net perjungėjas, jeigu tinklo įtampa būtų kitokia, kurio aišku neliečiau, nes čia viskas iš muzikinio centro, kuris buvo naudojamas Lietuvoje, tai to jungiklio geriau nelįst, nes įtampa Lietuvoje ir yra pati aukščiausia. Tas paliekamas ramybei, taip pat čia palikta ramybei plokštelė antriniai apvijai, antriniam visom apvijom, jos irgi porą saugiklių, vienas matosi. Tie saugikliai ant abiejų maitinimo pečių, čia aišku dvipolis maitinimas. Pereinam į šitą kuklę plokštę maketinę su diodų tiltu, kuris iš centro, radiatorium, kuris iš centro. Diodų tilto nelabai matosi, bet tai tiesiog plokščia juoda detalė. O plokštė tokia primityvi, kadangi šitas stiprintuvas buvo surinktas be jokių, kaip sakant, įmantrybių, neėsdinant nieko. Tiesiog buvo įdomu, kaip originali STK groja. O centre to išgirsti nebūtų ėję normaliai, nes buvo išsiklibinosios dalys plokštai, pati STK ten, ten vėliau sužinau, kad tuo metu buvo, kaip žinot, buvo kondensatorių maras, tai anksčiau dar buvo kažkoks lydmetalio maras, kad ten pastoviai dalis išlūždavo, ypač nuo vibracijų. Tai ten buvo daug bekontakčių vietų, visko, taip pat centre ten 10 mikroschemų signalas praeina pirmiau. Nėra taip, kad iškart į STK mikroschemą. Tai iš maitinimo plokštės, norėjau sakyti kaladėlė, bet dar visų pirma akivaizdus laidas yra, čia yra tarp dvipolio maitinimo pečių, tiesiog žemė ir ji prisukta prie stiprintuvo korpuso. Čia, kad per transformatorių tai nesmė, bet šitas laidas sujungia korpusą su stiprintuvo žeme, tada, kaip žinia, vyksta ekranavimas ir viską. Tada dar viena, bet kaip surinkta plokštelė, ji irgi labai paprasta. Ten yra tiesiog diodų tiltelis, iš kelių diodų, kondensatoriai ir jis maitina ventiliatorių. Tada eina dar vienas maitinimas, šitas geltonas su juodu, kuris užmaitina DC apsaugos plokštę. Kas nežino, DC apsaugos plokštė tai yra plokštė, kuria apsaugo nuo nuolatinės srovės išėjime. Jei kažkas atsitiktų stiprintuvui, tai šita plokštė, bent jau teoriškai, nežinau kiek aš čia iš AliExpress geros, bet bent jau teoriškai turėtų greitai atjungti garsiakalbių, kad jis negautų nuolatinės ir nestovėtų tiesiog išstumtas į vieną pusę ir įtrauktas ir, aišku, degančią ritį. DC apsauga eina kintama įtampa šiais laidais, o ne nuolatinė iš tos pačios vietos, todėl kad jai reikia būtent kintamos maitinimo, ji pati turi tik vieną diodą. Dabar užmiršau turbūt šitą diodą, šičia kamputį. Šis diodas tiesiog pusės bangos lygintuvas, tai tiesiog padaro nuolatinę, bet jinai gan aštri, kadangi šita plokštė turi dar ir atjungti garsiakalbius, kai išjungi stiprintuvą. Išjungi stiprintuvą šiuo atveju reiškia, kad šitam transformatoriui staigiai dingsta įtampa, nes jis išjungiamas mygtuku. Tai dėl to kintama ir eina į DC apsaugą, nes tada labai greitai DC apsauga pajunta, kad dingo kintamas maitinimas, iš karto atmeta relės. O jeigu būtų kažkoks kondensatorius, kažkas tai tam kelyje arba maitin nuolatinę, tai tada net išsijungus transformatorių, kaip žinia, kondensatoriui lieka daug energijos, tai nuo to plokštė vis dar veiktų ir gautųsi, kad
jeigu stiprintuvas linkęs daryti pokštį išjungiant, tai tas pokštį ir liks, nes neišsijungs pakankamai greit rėlės. O šiuo atveju, kai rėlės išsijungia labai greitai, tai stiprintuvas dar realiai fone bando groti šitų kondensatorių ir ilgokai groja, tai jį realiai nuo garsiakalbių atjungia vis dar grojantį ar vis dar užmaitinta, kaip sakant, jeigu jis tuo metu negroja. Tai čia nuo to pokšto toks dalykas. Tai va, tai tokią plokštę statysit, tai ją reikia maitinti taip, kaip nurodo, būtent nuo kintamus, ten 12 kažkur tai, maždaug 12 voltų kintamus. Dar vienas dalykas su šita plokštė, kad jų originaliai, kaip matom, čia eina ir pliusai abiejų kanalų, ir minusai jie ir išeina. Tai jų originaliai turi bendrą žemę, tai realiai iš stiprintuvo atvedė atskirus laidus, su savo žemėm, viską abiem kanalam, kanalai turi būti kuo atskiresni. Ir žemė turi susidurti šitoj plokštėj, kaip sakant, visa žvaigždė ar kitas metodas žeminimo iš ten turi iššakoti. O čia gaunasi ateina atskiri kanalai ir juos suploja vėl atgal į bendrą žemę. Tai teoriškai viskas veiks ir praktiškai viskas veiks, bet kam tą žemę sujunginėt vėl, tai aš tiesiog padariau taip, kad iš kitos plokštės pusės tiesiog viską, kas susijęs su žeme, nugramdžiau ir paleidau ant tiesiųjų. Dabar tik vėliau pagalvojau, kad būtų buvo paprasčiau žemių neleisti per šitą plokštę, tiesiog aplenkti. Tai nebūtų reikėjęs skutinėti takelių, ką aš padariau. Kas padaryta, tas padaryta. Taip pat tą žemę aplenkus plokštę, ar padarius kaip aš dariau, bet lengviau sakau tiesiog apeit su šitais dviem laidais žemės, kanalų žemės. Bet dėl šios modifikacijos šita plokštelė netenka savo žemės atskaitos taško, tai jei sužinot, kada kažkokia įtampa teka į garsiakalbius, tampa neįmanoma. Todėl, jeigu šitos plokštės pilnai atskiras maitinimas, pilnai atskira apvyja ar kažkas, tai atskiras trafukas, tai reikia sujungti jo žemę su stiprintuvo žemė. Tiesiog paprasčiausių variantų tai iš kaladėlės, nes jo ir yra žemė. O mano atveju žemė susijungia šičia, kadangi čia naudojama transformatoriaus apvyja turi atšaką šitam transformatoriui. Tai čia taip gavosi, kad bendra žemė čia susijungia. Ir čia ir stiprintuvas, aišku, gauna bendrą žemę, juodą laidą tą. Ir iš čia pat ir DC apsauga gauna žemę, tai puikiausiai mato šiuo atveju viską. Bet jeigu taip sujungti ir čia tiesiog iš kažkur atskiro daikto eitų maitinimas, tai tada reikėtų dar ir žemės laidelį, pavyzdžiui, paimti ir, tarkim, čia prijungti, nes ir stiprintuvą prijungti. Nežinau, kiek čia aišku, bet toks pastebėjimas, nes su šitom DC apsaugom tai paprastai daug klausimų daugam kyla, tai tokius pagrindinius pasakiau. Apie tą apsaugą užteks, kas šalia jos, aišku, ventiliatorius. Čia tokių vėlučių ir gumyčių pakabinau, aš norėčiau mažesnį dėti, nes, kaip matom, čia sija sustiprinti korpusui eina ir čia antra turėtų eiti, bet taip savo pasidariau, kad ventiliatorius maišo dabar, tai reiktų jo žemesnio, nes visam jisai per viršų pučia, nėra tikslo. Tada būtų biškis standesnis korpusas. Taip, o jeigu grįžtam, kur dėjom iki šičia dėjom, tai čia, aišku, akivaizdžiai yra dvipolis maitinimas, 3 laidai, stiprintuvai, užmaitina, viskas tvarkoj. Daug ko nesugalvosi ir, aišku, be abejo, pats stiprintuvas yra šita plokštė. Ta plokštė iš Alibaba, tai AliExpresso. Niuansų čia tikrai nedaug, galima rinkti taip, kaip užrašyta ant plokštės, visi nominalai, viskas, šitos ritės suviniojamos irgi parašyta. Štai čia ant kokios skersmens kiek kartų viniot. O šiaip sudeda dalis, kurios nurodytos ir viskas. Aš tik tai, ką pakeičiau, čia kondensatorius įdėjau galbūt mažesnės talpos. Čia įėjimo kondensatoriai. Paskaičiavau pagal įėjimo impedansą, kad ir taip ten vos nežemiau 10 Hz gros. Tai čia 0,8 įdėjau. Štai taip plokštė ir pati STK mikroschema atrodo iš arti. Matom mano pusiau kreivokas rites. Naudojau vielą, kuri yra naudota, tai gausi kaip gausi. Aišku, srovė nemato šito dalyko. Dar vienas iš niuansų, kad šitie 2 dideli balti rezistoriai, jie kaip yra vėliniai. Tai jie turi gal induktyvumo ir panašiai. Tai galima buvo naudoti kažką mandresnio čia, bet vėlgi čia nėra turbūt toks stiprintuvas, bet šiaip sakau.
Ir dar vienas niuansas, dar du bendrai niuansai su šita plokšte. Aš čia prisukau plasmasiniais varžtais, kadangi žemė buvo arti varžtų, jeigu gerai atsimenu. Tai kad neįsižemintų per kur nereikia, nes jau įžeminta per tą varžtą kamputį prie transformatoriaus. Tai čia plasmasiniai varžtai, galiai iš vis varžtų nesukau, tai realiai kabo mikroschemos, bet kai jie turi tiek daug kojų, nieko tokio. Matom įėjimus. Įėjimų žemės neateina iki čia, jos nepajungtos, tai ekranas eina ir pasibaigia ir tiesiog pasijungia vienas laidelis. Kad taip padaryta dėl to, kad kai pajungiau taip, kaip ale priklauso, turėjom foną, gausi žemės kilpą iš kairės į dešinę, tai dėl žemės aš pravedžiau šį mėlyną laidelį. Čia yra iš centrinės plokštės žemės ir tas laidelis ateina į potenciometrą. Ta žalia plokštelė ir po apačia turim potenciometrą garsumui reguliuoti. Tai bendra žemė ir visi ūžimai, birbimai baigėsi. Šitai padarius. Čia yra vago kaladėlė dar, kad galima būtų atjungtą laidą, jei prireiktų. Potenciometro vėlgi eina laidas su bendra žemė, tiesiog ekranuotas 2 gyslų. Tai eina į 3,5 mm jungtį ir į 2 RCA, kad turėt abu pajungimo variantus. Taip iš artėliau atrodo maitinimo plokštelės, labai primityvu ir savadarbiška. Turim iš arčiau DC apsaugą, ventiliatorių kabantį ant rėmelių iš vielutės ir aišku išėjimo jungtis. Tie sustiprinimai čia, tada čia ir ten. Ir priekiai, ir skersai strižai. Šitas korpusas yra nuo kasetinio magnetofono. Matosi, va čia išpjova, kur mediena persimato, ten būdavo lyg kasetė. Ne, čia kasetė būdavo. Kitoj pusėje dar kažkas. Ir realiai visos plokštės, viskas čia kabėjo tiesiog, kaip sakant, ant šonų, už šonų, šitų šonų. Ir norint čia sumontuoti tokį sunkų agregatą kaip šis transformatorius ir panašiai, tai čia tiek teko stiprinti, kad beveik atrodė, kad šito korpuso pasirinkimas blogas, nes pagrinde darbas buvo viską čia sugaudyti, kad niekas nesilankstytų. Ta prasme, čia irgi skardelė tik tai. Tas buvo įdomus procesas. Bent jau korpusas antrą gyvenimą gavo. Dangtį nudažiau juodai, vienas kitas nepasisekimukas aniau matosi, bet tiek to. O priekis tiesiog faniera, beicas plus medžio aliejus. Turim jungimo mygtuką, lemputę viduriai ir potenciometrą. Daugiau nieko čia nėra. Gale irgi nieko keisto. Minėtos įėjimo jungtis 3,5 ir RCA, 2 išėjimai ir maitinimo jungtelė. Kaip ir galėčiau paleisti, kaip jisai groja, bet per video tiesiog skambės kaip bet kas kito. Tai net nesijaučia tikslo, tai bent pasižiūrėkim lemputę. Įdomi lemputė. Ir galim va dabar paklausyti, ir net pamatyti, kaip greitai išjungiant rėlės suveiks. Pokšt. Iš karto vienu metu. Net vienu metu buvo garsas ir mygtuko realių. Ir dabar pažiūrėjom įjungimą. Su uždelsimu, kad visi pereinami procesai įvyktų stiprintuvė. Taip pat jeigu būtų aptikta nuolatinė įtampa, iš vis neįsijungtų. Biški panašus į mano senąjį agregatą, tik skirtumas gal 10 metų ir apatinis daiktas žymiai sudėtingesnis. Gerai, visgi paleidau per šudiniausias kolonkės, kokias įmanoma pajungtės tuo stiprintuvui, bet bent jau jūs žinot, kad jis veikia, nes po kažkurio stiprintuvo video buvo keistų komentarų, tipo, tai parodyk, ar veikia, aišku, čia gal toks, kaip pasakyt, bairis gal ką, bet, bent jau žinosit, kad šitas veikia. O šiaip per normalesnės grojant, kaip jisai skamba, iš tikrųjų visai įdomiai, taip minkštai, viską.
Toks green, nu, visai geras foninis stiprintuvas. Ant popieriaus staka nėra kažkokia įspūdinga tenais, nei nieko. Nu, kol manęs neužbanino ir netėmė puslapio, aš dar savo Facebooko puslapį buvau aprašęs, kaip jis groja, kaip aš galvoju, kaip jis groja. Tai ten vis dar turbūt galit paskaityti lygtais. Jo puslapio pačio neištrynė, aš manau, tai nesikartosim. Nu ką, dėkui, kad žiūrėjot. Ir iki kito karto. Ir aišku, sėkmės konstruojant.